Pamažupių kaimą nuo seniūnijos centro Joniškėlio skiria vos keli kilometrai. Todėl kaimo gyventojai nesibaimina, kad juos užpustys, bet dėl visa ko perka daugiau maisto. Didelį nepatogumą yra, kad mes neturim čia nei parduotuvės, mes Joniškėlį, žodžiu, viską prekiaujame, o neprekiaujam tą apsiperkam. O daugiau tai jokia problema nėra. O kaip nuvažiuojat į tą Joniškėlį? Nu tai jau, žinot, su vaikiukais mokykla, kur veža, važiuojam, daugiau ten Panevėžio autobusas eina. O Janukų daug pas mane viską, man tik spėkait. Didžiausia Pasvalio rajono Joniškėlio seniūnija turi tik 2 traktorius, o nuvalyti reikia apie 200 km kelių, pasiekti atokiausius vienkiemius. Dirba ir mūsų žmonės, ir ūkininkam ačiū, ir bendrovė žemės ūkio yra, jie ten irgi tvarkosi ir kaimą savo, ir padeda žmonės, ir mūsų visi dirba. Užtat Valakėlių pagrindinės mokyklos moksleiviai ir pūgai siaučiant sportuoja lauke. Mūsų vaikai labai geri, jie labai mėgsta sportą, matot, žiemą nebijo tokių sąlygų ir visi žaidžiam. Todėl, kad mes rūpinamės savo sveikatą. Taip, vaikai? Taip! Gerai, vaikai, žaidžiam toliau. Kol kas Aukštaitijoje neužpustyti ir kaimų keliai, todėl geltonųjų autobusiukų vairuotojai problemų neturi. Pasumų rajone yra ypatingo valymas keliai, būdėl kad priklauso Via Baltica, jie nuvalo į Baltiją, 4 valandų pradeda valyti, paskui valo mūsų šitos vestėlis, kur yra rajoninė keliai. O su pravažiavimo problemų jų ten nėra. Jeigu yra pravažiavimo, iš karto tuoj skambin iš kelių valdybos viršininkas ir pasako, nepravažiavimo keliai ir viskas. Ir daugiau vis problemų jau ten nėra. O buvo problemas 10-11 metais. Sinoptikai prognozuoja, kad artimiausią parą žiema vėl truputį pagazdins. Paspaus šalta.